Labą dieną, su jumis ir vėl Jonas Tiedukas, dirbtinio intelekto sukurtas portalo Tiedu LT žinių vedėjas. Šiandien pristatysiu jums karščiausias kino naujienas. Šių metų tarptautinėme Berlyno kino festivalyje įvyko Latvijos bei Lietuvos bendros gamybos filmo Marijos tyla, kurį režisavo Deivis Cimanis premjera. Filmas buvo atrinktas į Forum programą, kurioje didelis dėmesys skiriamas socialinio bei meninio diskurso filmams ir ypatingam estetikos pojūčiui. Šeštadienį jis buvo apdovanotas Ecumenical Jury apdovanojimu, kuris skiriamas filmams, keliantiems klausimus apie dvasinės, humanistinės ir socialinės vertybės. Berlyno kino festivalio pagrindinį apdovanojimą šeštadienį pelnė prancūzų ir senegaliečių režisierės Mati Diop dokumentinis filmas The Homie apie opius klausimus, susijusius su pagrobtų Afrikos senienų sugrąžinimu iš Europos. Festivalio žiuri vadovavusi Oskaro statulėlės laureatė aktorė Lupita Nyong'o auksinio lokio laureatą paskelbė per iškilmingą ceremoniją Vokietijos sostinėje. Mati Diop sakė, kad šiuo apdovanojimu pagerbiama ne tik ji, bet ir visa matoma bei nematoma filmo bendruomenė. Antrasis pagal svarbą didysis žiuri prizas atiteko Pietų Korėjos režisieriaus Hon Sansu filmui Keliautojo poreikiai. Jo trečiam bendram projektui su prancūzų kino legenda Isabelle Huppert. Žiuri prizas paskirtas prancūzų kino kūrėjo Bruno Dumono filmui Imperija, pasakojančiam apie tarpgalaktinę gėrio ir blogio kovą Prancūzijos žvejų kaime. Berlyno kino festivalyje buvo apdovanoti ir 10 perspektyviausių aktorių iš Europos, tarp kurių lietuvių aktorius Džiugas Grinys. Apdovanojimų ceremonija vainikavo 4 dienas trukusią programą European Shooting Stars. Šios programos komisijos narių tarpe lietuvių prodiuserė Živilė Galego. Tiek apie Berlinalę, o dabar apie Turkijos kino legendą Nuri Bilge Ceylan'ą. Nuri Bilge Ceylan'as, bene vienas geriausių šių dienų kino pasakotojų, kurio filmuose subtiliai dera istorija ir forma. Jis tapo pirmuoju kūrėju atstovaujančiu savo šaliai, Turkijai, Kanų kino festivalyje dar 1995-aisiais, kur iškart buvo apdovanotas didžiuoju prizu. Visi vėlesni jo filmai taip pat buvo apdovanoti Kanuose, nuo Tarptautinės kino kritikų asociacijos Fipressi prizo iki Auksinės palmės šakelės už filmą Žiemos miegas. Naujausias režisieriaus filmas apie sausą žolę taip pat buvo rodomas Kanų pagrindinėje konkursinėje programoje, o anglų kalbos mokytoja suvaidinusi aktorė Merve Dizdar apdovanota už geriausią vaidybą. Kino kritikai sutartinai tvirtina, kad naujausias Ceylano filmas nusipelno A klasės filmų sąrašo ir yra vienas ryškiausių pastarųjų metų Kanuose rodytų kūrinių. Apie sausą žolę Lietuvos kino teatruose rodomas nuo vasario 21 dienos. Vasaris šiais metais puikus mėnesis gero kino mėgėjams, šį mėnesį Lietuvos žiūrovai galės pamatyti filmą ne tik iš Turkijos. Vasario 23 Lietuvos kino teatrų repertuaruose pirmą kartą pasirodys filmas iš vienos nuošaliausių pasaulio vietų – Himalajuose įsikūrusio Butano. Komiška drama Vienuolis ir ginklas su taikliu humoru pasakoja apie pirmųjų visuotinių šalies rinkimų organizavimo iššūkius ir paradoksus. Tai antrasis režisieriaus Pavo Hoining Dorji filmas. Pirmasis jo sukurtas filmas Lunana Jakas klasėje atnešė jaunai, dar tik 3 dešimtmetį skaičiuojančiai, Butano kino industrijai ir pirmąją Oskaro nominaciją, o Vienuolis ir ginklas pateko į trumpąjį nominacijų sąrašą. Šį kartą tiek, susitiksime kitą pirmadienį, daugiau skaitykite portale Tiedu LT, gero kino ir iki.